Sveiki. Šiandien eksperimentas. Noriu padaryti ilgesnio formato epizodą. Kai pradėjau daryti tos Instagramos epizodus prieš 9 mėnesius, daug ko išmokau, daug ko supratau, daug ko prisiskaičiau, bet per laiką pastebėjau, lyg tai nebetelpu į tas 5 minutės, kurias sau leidžiu Instagrame. Pradėjau skirstyti epizodus kartais per kelias dienas. Taip pat supratau, kad kai kurias temas paliečiu truputį per lėkštai. Kitas dalykas, padarius daug tų Instagramos epizodų, jie pradėjo mano galvoje jungtis į kažkokią bendrą visumą. Ir šiandien noriu galbūt pabandyti padaryti tokį eksperimentą, papasakoti apie tą bendrą visumą, apie kažkokį supratimą, kuris man atėjo per paskutinius 9 mėnesius, analizuojant su priklausomybė susijusias temas, skaitant knygas apie tai, klausant kitų podcastų, gaunant jūsų komentarus ir laiškus, ilgus laiškus iš tikrųjų iš kai kurių žmonių. Taip pat einant per savo asmeninę kelionę, kovojant su priklausomybėm ir svarstant, kas tos priklausomybės yra ir kokia jų rolė. Tai noriu pakviesti jūs į šitą eksperimentą. Ir jeigu jis pavyks, jeigu gausis padaryti tokio ilgesnio formato epizodą, jeigu jis jums patiks, jeigu jis man patiks irgi, epizodą, kuris giliau galbūt įlys į temą, taip pat pasiūlys kitokį tempą, negu kad įprasta Instagrame, kur yra bam, faktai, leis man truputį pamastyti, lengviau paklaidžioti mintimis po temą, bet tikiuosi, kad nepasidarys per lėtai ir per nuobodu, kad išjungti kanalą. Pažiūrim, kas gausis. Taip, šiandien tema yra skirta priklausomybė. Kas yra priklausomybė? Jeigu pažiūrėsite žodyne, ar kažkam, tarkim, Wikipedijoje, ar standartiniam medicinos vadovėlį, priklausomybę apibrėžia mokslas kaip psichikos sutrikimą. Psichikos sutrikimą, kuris priverčia mus neracionaliai elgtis, vartoti kažkokią cheminę substanciją, imtis kažkokio elgesio, vis nesustojant vieną kartą ir antrą kartą ir trečią kartą, siekiant pasitenkinimo. Bet žinant, kad tas elgesys ar ta cheminė substancija mums kenkia. Tai yra labai įdomus apibrėžimas, iš kurio iš karto ateina 2 išvados. Vienas dalykas, kad man kaip ekonomistui, o ekonomikoje yra priimta galvoti, kad žmonės yra iš principo racionalūs gyvūnai. Ir ant to stovi mūsų visa ekonomikos teorija. Ir ant to stovi netgi ne teorija, bet ir praktika, taip kaip mes valdome šalis, kompanijas. Iš karto pasako, kad kai kurie žmonės nėra racionalūs. Ir kai kuriais atvejais žmonės net žinodami, kad elgiasi, kad kenkia savo, vis tiek kenkia. Kitas dalykas, dar svarbesnis, kuris ateina iš to apibrėžimo, kad mokslas apibrėžia priklausomybę kaip psichikos sutrikimą. Ir šitoj vietoj aš norėčiau susigrumti su šiuolaikiniu mokslu, paprieštarauti šiuolaikiniam mokslui, nes aš esu įsitikinęs po savo kelionės į priklausomybių pasaulį, po savo asmeninių kovų ir po išgirdęs iš daug žmonių jų istorijas, kad priklausomybės apibrėžimas kaip psichikos sutrikimo yra netikęs. Jis stigmatizuoja šitą kondiciją, neleidžia žmonėm pripažinti, kad jie ją turi, bijant būti pasmerktiem visuomenės. Ir tuo pačiu sako, kad tai lyg tai yra sutrikimas, kuris yra būdingas kažkokiai mažai grupiai, nes visi kiti yra normalūs. Ir aš tą labai dažnai girdžiu iš komentarų, kurios gaunu, kur žmonės sako, aš problemos su alkoholiu, aš problemos su narkotikais, aš problemos su
maistu, su cukrum, net ir su rūkymu neturiu. Aš turiu labai griežtą discipliną, išgeriu labai ribotai ir turiu visokių magiškų ritualų, kurie man leidžia tos dalykus vartoti labai sėkmingai. Čia kaip Čerčilis pasakė, kuris buvo žinomas alkoholikas, kad alkoholis man davė daugiau negu aš jam. Įdomu, jeigu paklaustume alkoholio, ką jis galvoja, ką jis pasiėmė iš Čerčilio, matyt visą jo gyvenimą. Tai aš manau, kad apibrėžimas priklausomybės kaip psichikos sutrikimo yra netikęs. Ir aš pasiruošęs esu priimti visas atakas iš mokslininkų. Labai norėčiau iš tikrųjų būti atakuojamas kokiu nors mokslininku, kurie sakytų, Alfredai, tu neteisus, tai yra psichikos sutrikimas. Aš manau, kad priklausomybė yra mūsų biologinio ir psichologinio aparato ypatybė. Kad mes esam visi linkę į priklausomybės, kad priklausomybės mūsų gyvenime yra neišvengiamos. Aš taip pat pabandysiu įrodyti, kad mūsų visa šiuolaikinė ekonomika yra pastatyta ant priklausomybių. Kad priklausomybės tai yra mūsų individualus veikimo aparatas, ant jų pastatytas mūsų ego ir kad ant jų pastatyta mūsų visuomenė ir visa praktiškai ekonomika. Tokios yra mano išvados po daug metų priklausomybių ir 1,5 metų bandant jų atsisakyti. Bet prieš pabandydamas tos dalykus įrodyti, norėčiau būtent pradėti nuo savo patirties. Kokia mano patirtis ir dėl ko aš galvoju, kad esu kvalifikuotas šnekėti tais klausimais iš viso. Neapsimesiu priklausomybių mokslininkų, nors universitete praleidau 10 metų, tirdamas žmonių elgesį, bet dariau tą kaip ekonomistas. Žiūrėdamas į viską iš kitos perspektyvos, iš kito bokšto, tirdamas žmonių elgesį kaip racionalių, galbūt individų elgesį. Ir vienintelis dalykas, ką supratau prastudijavęs ekonomiką 10 metų, kad žmonės nėra racionalūs. Kaip jie nėra racionalūs, aš nežinau. Bet galbūt šita kelionė mano į priklausomybių analizę irgi yra susijusi su tuo bandymu paaiškinti, kaip iš tikrųjų žmonės elgiasi ir dėl ko. Tai, bet nesu priklausomybių kažkoks ekspertas, nesu nei daktaras, neturiu jokio medicinio išsilavinimo, neturiu jokio psichologinio išsilavinimo, absoliučiai. Dėl to tikėti manimi šitoje sferoje nepatartina. Vienintelis dalykas, ko aš remiuosi, tai knygom, kurias skaitau, tokiom visokiom, kurių turiu begalę, mokslo populiarinimo knygos. Taip pat skaitau daug mokslinių straipsnių, kuriuos rekomenduoja arba šitos pačios knygos, arba randu jas internete. Šiais laikais prieimas prie mokslinės informacijos yra atviras praktiškai visiems. Tie straipsniai yra prieinami visiems, reikia tik kantrybės ir galbūt truputį mokslinio treniravimo, kad tos straipsnius įsisavinti, arba kad juos suprasti tą mokslinę kalbą, tą žargoną, kuriuo tie straipsniai yra parašyti. Tai tą žargoną per tos 10 metų aš išmokau ir turiu pakankamai patirties, kad galėčiau skaityti tos straipsnius. Tai va tokia mano patirtis, akademinė, trumpai tariant, nieko bendro nesusijusi su priklausomybėm ar žmogaus elgesiu, ar žmogaus biologija ar psichologija, bet didžiąją dalim turiu daug asmeninės patirties, kaip ir mes visi, ir aš manau, kad pasidalinti asmeninę patirtim ir pabandyti sudėti ją kažkokius tai filosofijos ar sisteminius rėmus yra geras uždavinys. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turėtų nebijoti tą padaryti savo gyvenime. Paimti, sistematizuoti savo patirtis ir pasidaryti drąsias išvadas. Bet prie to dar prieisiu. Tai kokia yra statistika mano asmeninės patirties, reiškia? Alkoholį vartojau nuo 16 metų, nors mokiausi KTU gimnazijai, kur buvo griežtai draudžiama vartoti alkoholį. Nepaisant to, tenai būtent pradėjau vartoti alkoholį, slėpdamasis nuo tėvų ir mokytojų. Nevartoju reguliariai, bet su draugais prisimenu
eidavom išgerti alaus ir būdavo labai labai smagu. Tais laikais, kai eidavau išgerti alaus vaikystėje, kiekvienas kartas aš šitos kartus prisimenu. Prisimenu, kaip sėdžiu kavinėje su vienu draugu, prisimenu, kaip sėdžiu po medžiu kitur su kitais draugais, prisimenu, kaip žygyje geriam alų. Dabar, praėjus jau 26 metam ar daugiau, nesuskaičiuoju, bet panašiai, praėjus daugiau negu ketvirčiui amžiaus nuo to laiko, dėl to, kad tie kartai buvo šventė. Tai buvo pirmi kartai ir tada alkoholis turėjo tokių iš tikrųjų magiškų galių. Prisimenu, reikėdavo taupyti pinigus, kad nusipirktų alaus, reikėdavo pasiruošti, turėjo daug ritualų padaryti, kad niekas tavęs nerastų, nepastebėtų, kad galėtum atsipalaiduoti, išgerti alaus ir pašnekėti apie nesąmonės, apie gyvenimą su draugais. Tos draugus prisimenu jų veidus. Tai buvo nuostabus, stiprus momentai. Ir alkoholis turėjo tokią ritualinį vaidmenį tais laikais. Bet per laiką, per tą ketvirtį amžiaus, tas ritualinis vaidmuo vis mažėjo, o alkoholio kiekis vis didėjo. Ir nieko čia nepasigirsiu, aš manau, kad žiūrint į Lietuvos alkoholio suvartojimo statistiką, nesu joks išskirtinis individas. Lietuvoje suvartojama apie litrą spirito vidutiniškai suaugusiam žmogui per mėnesį. Jeigu atimti labai jaunus žmonės ir labai senus žmonės, matyta statistika dar didesnė. Tai litras gryno alkoholio, tai yra 2,5 litro degtinės, tai yra apie 100 gramų per dieną. Tai mano statistika, galbūt truputį didesnė, bet faktas tas, kad paskutinius keletą metų kiekvieną vakarą į lovą atsiguldavau išgeręs. Daugiau ar mažiau. Tikrai išgerdavau po keletą alaus kasdieną, kartais ir vyno, kartais ir stipresnių gėrimų. Taip pat cigaretės, kurios rūkiau taip pat nuo 16 metų, irgi daugiau negu ketvirtį amžiaus. Kalbant apie cigaretės, tai rūkydavau ir tabaką, ir sukamą tabaką, ir pypkes, ir normalias cigaretės, ir veiperius visokiausius, ir aliejus, ir ką tik nori. Rūkymas yra matyt mano dar didesnė priklausomybė, ar buvo dar didesnė priklausomybė negu cigaretės. Aš gerai prisimenu, kad mano ir tėvas rūkė ir rūko, mano senelis rūkė. Mano pirmi prisiminimai vaikystėje, kaip aš einu su seneliu pasivaikščioti, eidavau dažnai ir jis rūkydavo pypkę. Tikrai nėra kaltinimas nei tėvui, nei seneliui. Bet kai nusipirkau pirmą mašiną savo, kurią nusipirkau iš savo tėvo, ta mašina smirdėjo cigaretėm. Ir išėdau tą mašiną ir pagalvojau, vaikystės kvapas. Visą laiką asociavau cigaretėms smirdančią mašiną ar kvepiančią mašiną su vaikystės prisiminimais. Tai tas yra užkoduota giliai. Cigaretės man visą laiką turi tokį malonų, asocijuojasi su maloniais vaikystės prisiminimais, dėl to jas mesti buvo ypatingai sunku. Bet metime atsisakėme rūkymo ir matyt slypėjo tame išbandyme, slypėjo sugebėjimas atsisakyti ir viso kito. Papasakosiu apie tai biškį vėliau. Taip pat marihuana. Marihuana, žolė, mažiau, bet pakankamai pastoviai, galbūt 18 metų ją vartojau. Irgi mečiau prieš 1,5 metų. 18 metų marihuanos. Tai irgi yra nemažai. Per tuos 18 metų daug teko pakeisti šalių ir marihuanos vartojimas nebuvo vis laiką pastovus dėl legalių aplinkybių. Teko gyventi tokios šalyse kaip Singapūras, kur labai sunku būdavo jos gauti ir tada nevartodavau. Ir ten gyvendamas irgi pasidariau labai įdomių įžvalgų apie marihuaną. Užbėgdamas iš akių galiu pasakyti, kad
kažkada bandžiau suprasti, kodėl man gyvenime kartais būna taip liūdna, kodėl mane aplanko tokie depresiniai epizodai. Bandžiau kaip žmogus, kaip ekonomistas, bandžiau suvesti tokią statistiką, reiškia, pabandyti sukoreliuoti, reiškia, kokios gyvenimo aplinkybės priveda mane prie depresinių epizodų, kurie ten trunka, tarkim, metus ar pusę metų. Ir tokių epizodų yra buvę gyvenime nemažai. Ir bandydavau suprasti, ar kažkokios gyvenimo aplinkybės, ar darbo aplinkybės, ar šeimos aplinkybės, ar vaikai, ar sveikatos aplinkybės. Ir niekaip nepavyko rasti normalios koreliacijos, nors bandžiau labai daug įvairių teorijų. Ir vieną dieną aš atradau raktą, nes vienas tokių sunkesnių epizodų buvo gyvenant Olandijai, kitas Anglijai, bet pavyzdžiui gyvenant Singapūre, turėjau vieną šviesiausių savo gyvenime momentų, periodų, kur ir svoris susitvarkė, ir nuotaika, ir darbe labai gerai sekėsi, ir projektai gerai ėjosi kaip iš pypkės. Ir supratau, kad didelė dalim dėl to, kad Singapūre neturėjau prieimo prie žolės, prie marihuanos. Dėl to įstatymų. Aš ten ir alų gėriau, rūkiau ir visus kitus daug skirtingų dalykų dariau, bet žolės negalėjau rūkyti reguliariai taip, kaip esu įpratęs, ir aš esu tikras. Čia nėra mokslinis įrodymas, bet asmeniškai iš vieno žmogaus tyrimo mano gyvenime aš esu tikras, kad būtent žolė buvo kalta dėl mano depresinių epizodų, kuriuos turėjau gyvendamas Olandijai, kur žolės buvo daug, Danijoje, kur žolės buvo daug, ir Didžiojoje Britanijoje, kur žolės buvo taip pat nemažai. Bet prie tų dalykų dar grįšiu. Tai tokia mano statistika. 4 amžiaus tų mūsų visuomenėje labai populiarių narkotinių medžiagų, didžioji dalis iš kurių yra legalios. Nelegalios medžiagos. Taip, nesu labai didelis nei kokaino, nei ekstazi, nei kitų populiarių medžiagų vartotojas. Esu jas bandęs, kokainą dažnai vartodavom per balius, bet tai niekada netapo mano kasdieniu ritualu. Nes man tiesiog jis nepatiko. Man jisai neduodavo nieko. Aš visą naktį nemigoti ir taip galiu. Neramybės ir taip pas mane daug, dėl to kokainas man nedavė nieko to, ko man trūksta. Aš manau, kad tie visi narkotikai, jie susiranda mus priklausomai nuo mūsų asmenybės ir apie tai irgi galima bus pašnekėti. Bet tie dalykai man neprilipo. Esu bandęs taip pat LSD ir turėjau tam tikrą ritualą vartoti LSD reguliariai, kas kažkiek mėnesių. Bet ne dėl to, kad tai buvo priklausomybė, bet dėl to, kad galvojau, kad taip rasiu raktą į duris į sąmoningesnį gyvenimą. Ir pradėjęs nuo LSD ir kitų bandymų su haliucinogeniniais narkotikais, su grybais, galų gale raktą radau blaivybėje. Tai va tokia kelionė. Mečiau visus narkotikus, absoliučiai visus, įskaitant ir haliucinogenus, grybus, LSD, kokainus, ir rūkimą, ir alkoholį, ir tabaką. Pasilikau tik kavą prieš beveik 1,5 metų. Ir daugiau niekada prie jų negrįžau ir nemanau, kad grįšiu. Ir toliau papasakosiu, kokias išvadas pasidariau per tą kelionę ir kokias išvadas taip pat pasidariau darydamas tos Instagramos epizodus kiekvieną dieną. Vienas iš klausimų, kuriuos dažniausiai gaunu Instagrame ir iš pažįstamų yra, kaip man pavyko mesti, kaip man pavyko atsisakyti visų tų priklausomybių. Ir šitas klausimas yra sudėtingiausiai atsakomas. Dėl to, kad aš pats iš tikrųjų nežinau. Po, kaip sakiau, 4 amžiaus sėkmingo vartojimo tų dalykų, aš iš tikrųjų niekada netikėjau, kad man pavyks atsisakyti. Bet
Bet labai norėjau atsisakyti. Ir norėjau dėl to, kad tam tikra prasme, man atrodo, kad pasiekiau dugną. Tos priklausomybės prasidėjo nuo šventinio bokalo alaus su draugais, kuris buvo ritualizuotas, kuris buvo išskirtinis, kuriam buvo ruoštasi visą savaitę, galbūt ar net mėnesį. Po to tapo tiesiog kiekvieno vakaro dalis, būdas nusiraminti, būdas užmigti po ilgos darbo dienos, būdas bendrauti su artimaisiais, būdas turėti santykius, ne šventė, o iš tikrųjų kančia. Kiekvienas rytas būdavo sunkus, kiekviena diena būdavo pilna nerimo, santykiai šeimoje ėjosi prastai, darbai taip pat, stresas, viršsvoris, sveikatos tyrimai rodė prastus rezultatus. Gyvenimas tiesiog pradėjo slysti iš rankų vieną dieną. Jis slydo lėtai, po truputį, bet vieną dieną pajutau, kad tie dalykai įsisuko į tokį neigiamą verpetą. Ir man atrodo, kad šita verpeto metafora yra geriausias būdas, kaip aš galiu paaiškinti, kaip aš prisijaukinau, kaip atėjo tos priklausomybės į mano gyvenimą. Ir taip pat, kaip aš jų atsikračiau. Verpetas yra mano mėgstama metafora šitam. Paprašysiu jūsų truputį kantrybės. Kaip veikia spiralė ir verpetas. Vis didėja, prasideda nuo mažo dalyko ir vis didėja, ir didėja, ir didėja, ir didėja, ir didėja. Ir po to išsisuka ir pasidaro labai stiprus. Tai atrodo tornadas, kaip jūs įsivaizduojate, arba verpetas, arba kai nuleidžiate tūlikę vandenį. Tai man atrodo, kad visi pokyčiai į mūsų gyvenimą ir geri ir blogi ateina būtent taip. Jie ateina verpeto principų. Po truputį, nepastebėti, galbūt kaip ritualinis alaus bokalas su draugais, po to žiūrėk 2 bokalai, po to žiūrėk 2 kartus į savaitę, po to žiūrėk 4., 5., 6. Kartais ir per vidurį dienos, per pietus alaus bokalą. Ir žiūrėk, įsisuka, tas alaus bokalas reiškia prastesnį miegą, prastesnis miegas reiškia daugiau irzlumo reiškia reikia gal dar išgerti, ar parūkyti, ar dar kažkaip, kad nusiraminti. Po to prie to prisideda ir blogas maistas, viršsvoris, tas viršsvoris reiškia, kad sunkiau sportuoti, mažiau sporto, daugiau alaus ir taip įsisuka visas gyvenimas tampa kitokiu. Tokiu būdu nuo kažko mažo, tas kažkas mažas turi šansą įsisukti į kažkokį labai didelį ir per pakankamai trumpą laiką apversi jūsų gyvenimą aukštyn kojom. Tai taip per 4 amžiaus, gal ne tokį visai trumpą laiką, nes aš vis tiek, mano ta kelionė yra, atrodo, tam tikra prasme labai tipiška, nes aš nebuvau ekstremalus alkoholikas. Toksai, kur jau 18 metų ten stovėdavo prie įbytės ir rinkdavo butelius ar kažkas tokio. Ir aš tokių žmonių tikrai nesmerkiu ir kaip tik galvoju, kad jiem gal dar net ir jų gyvenimas yra aiškesnis. O tokie kaip aš, kurie turi tvarkingus marškinius, nepaisant to, turi labai daug psichologinių ir gyvenimo įpročio problemų, tais tvarkingais marškiniais jas slepia ir nuo kitų, ir nuo savęs, ir irgi miršta jauni. Lygiai taip pat kaip ir tie, kurie neturi tvarkingų marškinių. Ir tarp mano draugų tokių, kurie mirė jauni, kiekvienais metais vis daugiau. Mano draugai miršta, kai sulaukia 40, 45, 47, 52, 55 metų. Ta amžiaus grupiai žmonių, ypatingai vyrų, kurie miršta nuo savo gyvenimo įpročių, labai daug. Taip, grįžtam prie verpetų. Pasijutau esas verpetė, kuris jau sukasi ne taip po truputį, bet taip. Ir verpetas manęs nepaleidžia. Jis toks stiprus, kad aš nieko negaliu padaryti. Ir aš pradėjau
aktyviai suprasti, kad aš praradau kontrolę savo gyvenimu, absoliučiai. Aš nebekontroliuoju nei savo sprendimų, nei savo nuotaikų, nei savo santykių, nei savo darbų, nieko. Kad mane kontroliuoja mano įpročiai. Ir cheminiai įpročiai, ir mąstymo įpročiai. Plačia to žodžio prasme. Aš esu savo įpročių kalinys, nors man dar tik tai 40 keli metai ir gali būti, kad aš mirsiu, kaip ir kai kurie mano draugai, toj pat, bet gali būti, kad man dar liko gyventi 30 metų, priklausomai nuo galbūt geresnės genetikos, galbūt, čia loterija. Bet ar gyventi dar 30 metų savo įpročių kalėjime iš vis yra verta? Mano atsakymas buvo, kad neverta. Ta prasme, gyventi tokio gyvenimo, kuriame negali nieko pasirinkti, neapsimoka. Dėl to aš pradėjau aktyviai mesti. Mesdavau kas rytą. Mesdavau ir alkoholį, ir tabaką, ir marihuaną, ir visus kitus dalykus, prie kurių pripratęs. Mesdavau. Ir kiekvieną vakarą grįždavau prie jų. Iš ryto mesdavau, apie pietus parūkydavau. Kartais praeidavo diena, kai neparūkydavau. Pratemdavau. Ir grįždavau. Ir tas man dar tik tai labiau įrodė, kad aš esu priklausomas ir kad aš nieko padaryti negaliu. Kad neturiu jokios kontrolės. Kad mano sprendimai jau nebe mano. Ir prisiminiau aš tokią istoriją iš savo paties gyvenimo apie tikrą verpetą, į kurį papuoliau plaukdamas plaustų, tokia sraune upe Nepale. Ir kai iškritau iš tos guminės valdės, iš to guminio plausto, įkritau į verpetą. Ir nors esu geras plaukikas, ar bent jau apie save galvoju, negalėjau iš to verpeto išplaukti. Niekaip. Tas verpetas mane suko ir traukė gilyn. Ir aš buvau po vandeniu, nebegalėjau kvėpuoti, mano plaučiai degė, galva pradėjo spengti, ūžti, aš supratau, kad atėjo paskutinės mano gyvenimo akimirkos. Nors iš visų jėgų bandžiau išsikapanoti, bandžiau plaukti į viršų, nieko man nesisekė. Ir tada aš tiesiog pasileidau, nes supratau, kad daugiau nieko nepadarysiu. Kažkur toptelėjo mintis, kad reikia taupyti energiją, taupyti jėgas tam, kad deguonis baigėsi ir galbūt kažkoks stebuklas įvyks ir mane tas verpetas paleis. Ir iš tikrųjų taip ir atsitiko. Tas verpetas mane nutraukė žemyn į patį tos upės dugną. Ir kaip jūs įsivaizduojat, verpetą ar tornadą, jis toks yra piltuvėlio formos. Ir apačioje jis prarado galią visiškai. Nes tik viršui buvo tas visas sūkurys stiprusis. Apačioje jis prarado galią, jis nutempė mane žemyn ir aš pajutau dugną tos upės ir atsispyriau truputį į šoną ir išplaukiau iš to verpeto. Tai lygiai taip pat man atsitiko ir su tom priklausomybėm. Aš kiekvieną dieną priešinausi, man skaudėjo galvą, man skaudėjo plaučius, bet tas verpetas manęs nepaleido. Ir vieną dieną aš supratau, kad aš nebekontroliuoju nieko, kad aš nieko nepadarysiu, kad aš esu įkaitas ir matyt visą gyvenimą praleisiu gyvendamas tokį gyvenimą kaip kalinys, kaip kažkoks robotas įkalintas tų savo įpročių, kad man reikės visą laiką su tuo alum sėdėti. Vis laiką cigaretės pirkti, rūpintis kiek tabako liko, ar užteks cigarečių iki vakaro, ar reikia dasipirkti dar kelis pakelius. Kiekvieną rytą atsibusti, krenkšdamas skaudančiais plaučiais. Ir aš paleidau, galvojau, pripažinau tą situaciją ir kitą rytą atsibudau ir mečiau. Kaip daugiau paaiškinti? Nežinau, tas verpetas mane paleido. Aš kažkada šitą istoriją visai neseniai pasakojau tokiai draugiai Vokietijoje, kuri yra labai protinga mokslininkė. Ir aš sakau, matai, man atsitiko stebuklas. Mane paleido tos priklausomybės. Kažkokiu būdu, aš negaliu paaiškinti. Kaip tas verpetas, kažkokiu būdu jo jėga tenai sumažėja. Aš verpetų nesuprantu irgi, kaip jie veikia, dėl ko jie veikia taip, kaip veikia.
lygiai taip pat ir priklausomybių ir psichologinių žmogaus jėgų, psichologinių verpetų taip pat nesuprantu. Dėl to aš tą vadinu stebuklu. Aš taip jaučiu, kad man įvyko stebuklas. Na, jis sako, nu jo, tu matai pas tave, matyt, tu daug bandėjai, daug stengiasi, daug domėjasi priklausomybėm, pas tave matyt, formavosi naujos jungtis smegenyse ir kažkuriuo metu susiformavo kritinė tų jungčių masė, kuri leido tau sėkmingai mesti. Na, aš sakau, matyt, ir taip galima paaiškinti. Bet man atrodo, nežinau, Aristotelis yra sakęs, kad yra du gyvenimo būdai. Vienas gyvenimo būdas, kur tu tiki, kad viskas yra stebuklas. Antras gyvenimo būdas, kur tu netiki, kad niekas yra stebuklas. Tai aš jį sakau, žinai, tu sakai jungtis, aš sakau stebuklas. Man atrodo, kad jungtis atsirado stebuklo dėka, o ne atvirkščiai, stebuklas atsirado jungčių dėka. Kaip nori, taip gali galvoti. Aš tai interpretuoju kaip tokį pakankamai magišką dalyką, kuris, ne tai kad magiška, jėga už mano supratimo ribų, taip sakykime, padėjo man pakeisti gyvenimą. Bet jinai yra neišvengiamai susijusi su savo valios paleidimu, nustojimu kovoti su tais dalykais ir tiesiog pasidavimu. Ir čia atskira labai didelė tema, apie kurią galima būtų šnekėti ilgai. Tuo pasidavimu ir pripažinimu, kad esi bejėgis, atsidavimu didesniai jėgai, yra parimta pati sėkmingiausia priklausomybių atsisakymų organizacija ir ideologija ir metodas pasaulyje. Anoniminiai alkoholikai. Jie sako, kad tam, kad pirmas žingsnis iš jų 12 žingsnių programoje yra pripažinimas, kad tu esi bejėgis. Aš tą žinojau, bet žinoti dalykus ir tą padaryti yra du skirtingi dalykai. Bet aš esu įsitikinęs, kad didelė dalim mano kelionė, mano būdas atsisakyti priklausomybių yra būtent tas, apie kurį šneka anoniminiai alkoholikai. Man pavyko atsakyti tada, kai aš pripažinau, kad aš pats esu bejėgis ir atsidaviau kažkokios didesnės jėgos valiai. Kas ta jėga, aš nežinau. Aš nematau, kad tu turi būtinai tikėti į konkretų dievą ar vadovautis kažkokią tai religinę konkrečią filosofiją, kad sunkiam momente patikėt, kad yra galių didesnių už tave patį. Man atrodo, kad tas yra pakankamai lengva visiems, kurie patiria sunkių išgyvenimų. Tai va tokia mano istorija ir aš visiems tiem, kurie klausia, kaip atsisakyti, man sunku kažką patarti labai konkretaus. Aš manau, kad pirmas žingsnis yra labai norėti atsisakyti. Taip pat padeda pasiekti tam tikrą dugną. Aš žinau daug žmonių, kuriem pavyko atsisakyti dėl to, kad jie pateko į avariją, paliko žmoną, išmetė iš darbo, infarktas, sveikatos, kitos problemos. Man gal nebuvo tokių ekstremalių dalykų, bet aš turėjau po gabaliuką ir sveikatos rimtesnių problemų, ir šeimoje rimtesnių problemų, ir darbe rimtesnių problemų. Nieko nebuvo tokio, kad vienoje vietoje konkrečiai, bet visas gyvenimas pabiro, tam tikrą prasme. Tai tas man padėjo pajusti tą dugną, nuo kurio man buvo lengviau atsispirti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų laimingi tie, kurie pasiekė dugną, nes dugnas yra labai gera platforma, nuo kurios gali atsispirti. Tai yra paradoksas, bet tokių paradoksų yra pilnas gyvenimas. Visi tie, kurie kažkaip tai praslysta, nepajutę to dugno kojomis, man atrodo, yra tiesiog priverčia save ilgiau kankintis, nepripažindami, negalėdami atsispirti nuo to dalyko. Apie tai dar galėsim pašnekėti. Bet man atrodo, kad dugnas padeda. Ir tam tikrą prasme, daryti dalykus iki galo irgi yra labai gerai. Ir aš dabar jau pažįstu daug žmonių, kurie yra metę, kuriem irgi dugnas padėjo ir jie atsispyrė nuo to dugno, pradeda gyventi visai kitokį, žymiai įdomesnį, žymiai sąmoningesnį, visapusiškai kitokį gyvenimą. Dėl to, kad atsisakius vienos priklausomybės,
kokia ta bebūtų priklausomybė jūsų pagrindinė, ar alkoholis, ar kiti narkotikai. Čia yra tik pirmas žingsnis. Niekada ne paskutinis. Tai yra tik pirmas žingsnis į kitą gyvenimą, nes su tuo atsisakymu reikia pakeisti labai daug kitų įpročių. Dažnai pakeisti draugus ir darbus, mąstymo įpročius. Galbūt susirasti naują tikėjimą, naują religiją, naują bendruomenę, galbūt net naują šeimą, naujus darbus, naujus užsiėmimus, naujus hobius. Ir, kas yra dar svarbiau, tenka susidurti su tais demonais ir atrasti ir analizuoti tas priežastis, dėl ko mes ir pradėjom vartoti tuos narkotikus, dėl ko pas mus atsirado tos priklausomybės. Tai metimas tų paviršutinių cheminių priklausomybių yra pirmas žingsnis, o sekantys žingsniai dar yra įdomesni ir, man atrodo, sunkesni, kai mes turime susidurti su tom savo asmenybės pusėm, kurias mes slėpiam nuo savęs, nenorėjom parodyti, su tais elgesiais, kompulsyviais elgesiais, ar tai būtų darbai, ar kokie pirkimai, ar dar kažkas tokio, ar kompulsyvus naujų kompanijų steigimas, ar kompulsyvus bendravimas, naujų draugų susiradimas, ar kompulsyvus seksualinių patirčių ieškojimas. Visą tai mes darome tam, kad paslėptume nuo savęs kažkokias matyt mintis, ar traumas, ar skausmą. Nuo kažko bėgame. Ir man atrodo, kad čia mes prieiname prie labai įdomios tokios įžvalgos ir dar vieno, man atrodo, neteisingai suprasto dalyko visuomenė apie priklausomybės, kad priklausomybės žmonės išsivysto siekdami hedonizmo, kad tai yra siekdami pleasure, kad priklausomybės yra išsivysto tie žmonės, kurie tiesiog nesugeba sustoti, tenkinti savo malonumų. Vienam žmogui užtenka vienos vyno taurės pajusti malonumui, o kitas negali vieną taurę vyno išgėręs sustoti, nes jis yra, nekontroliuoja savo hedonizmo, nekontroliuoja savo norų ar nesugeba kontroliuoti savo malonumo instinkto. Ir aš manau, kad šitas požiūris yra absoliučiai klaidingas, yra absoliutus mitas ir nieko bendro su realybė neturi. Ir tai papasakosiu dėl ko. Aš esu dabar įsitikinęs, kad žmonės tampa priklausomi ne iš gero gyvenimo. Kad kad mes galvojame, kad žmonės įsivysto priklausomybės dėl to, kad tiesiog mėgsta išgerti, ar per daug sau leidžia, ar nevaldo savo malonumų, tai yra absoliutus mitas ir taip nėra. Ir tuo pačiu galiu parekomenduoti šitą knygą, kuri yra išleista ir lietuviškai, Dopamino tauta, man atrodo vadinasi, kuri būtent ir šneka, čia yra parašyta psichoterapeutės, kuri šneka apie dopamino poveikį žmogui, apie dopamino dinamiką. Nes priklausomybės, vienas iš jų biologinių veikimo pagrindų yra būtent dopamino molekulė, kuri išsiskiria, taip sakant, populiariai žinoma kaip malonumo molekulė. Bet man atrodo, kad tame, kad jį žinoma kaip malonumo molekulė ir žmonės asocijuoja priklausomybės su malonumais, slypi klaidinga asociacija. Dopaminas galbūt ir yra malonumo molekulė, bet iš tikrųjų, jeigu pasidomėt moksliniais tyrimais, tai pasirodys, kad dopaminas nebūtinai malonumo molekulė, o motyvacijos molekulė. Tam tikra prasme matyt, taip sako mokslininkai, dopamino molekulė, hormonas atsirado tam, kad mus
paskatintų veikti mum naudingą kryptimi. Atsirado seniai, nes dopaminas yra ne tik žmonių kūne išsiskiria ir visokių primityvių sliekų kūnuose. Tai reiškia, tai yra labai senas, labai bazinis mūsų genetinis, biologinis mechanizmas įsivystęs prieš milijonus metų paskanti elgtis mūsų teisingai. O kas yra teisingai? Teisingai iš kieno taško žiūrint? Išmatyti evoliucijos taško žiūrint ir reprodukcijos. Tai dopaminas įsiskiria, kai mes pavalgome, dopaminas įsiskiria, kai mes užsiimame seksu, labai gerai žinomas faktas. Ir labai įdomus momentas yra tame, kad dopaminas įsiskiria, mes kai pavalgome, mūsų užplūsta, mums netgi bevalgant, užplūsta toks malonumas, kuris ir užplūsta mus dėl to, kad į kraują išsiskiria dopaminas, patenka į smegenis ir duoda mums tą malonumo efektą. Dažnai mes klaidingai galvojame, kad tas malonumas yra dėl to, kad ateina sotis, kad mes, reiškia, ar cukrus įeina į kraują. Taip nėra. Maistas, pasisavinimas yra žymiai lėčiau. Cukrus, net ir cukrus, kuris įsisavinamas pakankamai greitai, jis mum į kraują ateis tik tai žymiai vėliau. Bet dopaminas išsiskiria jau bevalgant. Dėl to, kad kūnas sako, tu elgiesi teisingai, taip ir toliau daryk, valgyk, nes tau reikia gyventi. Seksas lygiai taip pat. Dėl ko seksas yra toks malonus? Ten aišku įsiskiria visa vaivorykštė, visa puokštė skirtingų hormonų. Bet pagrindinis iš jų yra dopaminas, kuris irgi sako, teisingai darai, taip ir daryk toliau. Reikia daugintis, nepamiršk daugintis. Žinai. Tai tam tikrą prasme tai yra kontrolės molekulė, kurią mus gamta kontroliuoja, valdo ir liepia daryti taip, kaip tam, kad mes išgyventume, kad nepamirštume pavalgyti, kad atsistotume nuo kelmo ar akmens, ant kurio sėdime ir nepamirštume užsimti seksu ir pratęsti genų liniją. Dopaminas taip pat įsiskiria bėgant, tai yra veiksmo molekulė, dėl to, kad tai yra efektas gerai žinomas sporte, kuris vadinasi runner's high, bėgiko kaifas. Aš tą labai gerai žinau, nes kai mečiau priklausomybės, išsiugdžiau naują priklausomybę nuo sporto. Ypatingai tik tai metęs rūkyti, pradėjau iškart labai daug bėgioti, nes matyt reikėjo kūnui dopamino ir nebuvo iš kur jo gauti. Dėl to jis man sakė, bėk, kad patirtum tą kaifą, kurio atsisakęs alkoholio ir rūkalų. Dabar vis bandau mažinti tą dalyką, bet jis ir pas mažėja natūraliai, nes kūnui mažiau reikia. Ir apie tą dopamino procesą toj papasakosiu. Tai dopaminas įsiskiria ir veikiant dėl to, kad aišku, gamta mus norėjo apdovanoti už medžioklę. Eik, atsikelk nuo kelmo, baig sėdėt, eik, pasivaikyk kokį nors ten žvėrį, kokį reikia, gausi dopamino. Tai irgi buvo vienas iš tų skatinamų elgesių. Bet dopamino veiklos principas yra toks, jisai pakyla, mes turime kažkokį tai bazinį lygį jo ir kai mes padarome kažką, už ką gamta mus nori apdovanoti, jisai pakyla ir vėl nusileidžia. Nusileidimo momentu ateina tam tikras liūdesiukas. Lygiai taip pat mes jaučiame pavalgę, nes dopaminas įsiskiria mums bevalgant. Kai mes jau esame pavalgę, tuo metu, kai turėtume jausis labai gerai iš tikrųjų. Mes taip nesijaučiam, mes jaučiamės dažnai letargiškai, biški liūdni, biški melancholiški. To, kad dopaminas tas, kuris kilo mums bevalgant, dabar krenta. Lygiai taip pat po sekso dažnai norisi, nežinau, užeina toksai melancholija, nes irgi jis krenta žemyn. Lygiai taip pat ir pasportavus, dopaminas, arba pavyzdžiui padarius kažką labai įdomaus, kažką tai pabuvus su žmonėm, pabendravus, įsiskiriant su žmonėm, vėl dopaminas krenta. Tai jisai nukrenta. Tai lygiai taip pat, kai mes patiriame tą tokį kaifą, tai vadinamą, kildami į viršų, mes patiriame tokią melancholiją ar liūdesį, krisdami žemyn.
Ir mūsų kultūra ir ypatingai industrija gerai suprato šitą dopamino poveikį, nebūtinai sąmoningai, bet faktas tas, kad jį puikiai išnaudoja. tą mechanizmą, kontrolės mechanizmą, labai bazinį mechanizmą, kuris įsivystė prieš milijonus metų, kurį gamta, kabutėse, sugalvojo, kad mus priversti teisingai elgtis, tą mechanizmą dabar kontroliuoja industrija. Ir mūsų industrinė kultūra, kompanijos, Coca-Cola, Švyturys, Marlboro, snikeriai, visokie šokolado gamintojai, kurie sako, pirk ir gausi dopamino injekciją. Išgerk, parūkyk, suvalgyk šitą naują saldų desertą, paragauk šitų naujų neįtikėtinai skanių ledų, ar štai Ice Mocha Frappuccino, kurioje yra 20 šaukštukų cukraus, kurią išgeręs tu patirsi dopamino šuolį. Ir mūsų kultūra dopaminui nusileisti neleidžia. Jinai sako, kad turi lipti dopamino laiptais aukštyn ir kiekvieną kartą, kai ateina liūdesiukas, turi suvalgyti vėl kažką skanaus, ar įsijungti tą serialą, ar šiais laikais čia yra didžiausias dopamino gamintojas, kurį mes turime visą laiką rankoje. Tai mes dopamino nusileisti niekada neleidžiame ir tokiu būdu absoliučiai išbalansuojame tą dopamino procesą, kuriam būtina pakilti ir nusileisti. Mes kiekvieną kartą, kai jis leidžiasi, vis bandome jį atkelti atgal, tokiu būdu pasikeldami savo, taip vadinamą baseline, tą vidurkį, iki tokio lygio, iki tokio įpročio, kuriam palaikyti visą dieną reikia praleisti ieškant kaifo. Arba saldainių, arba filmų, patirčių, kelionių, Instagramos, cigarečių, alaus, pasiekimų darbe, seksualinių patirčių, visko. Ir taip elgtis mus skatina mūsų šiuolaikinė kultūra, nes ir jai tas yra naudinga. Dėl to, kad mes tokiu būdu esame priversti vartoti vis daugiau ir daugiau, tokiu būdu galime kurti vis daugiau ir daugiau naujų patirčių, ir tokiu būdu mes esame priversti mokėti už visą tai savo darbą. Tai tam tikra prasme dopamino molekulė, šita, apie kurią kalbama ir šitoj knygoje, kurią galiu parekomenduoti, irgi lietuviškai išleista, troškimo molekulė, yra mūsų kultūros ir ekonomikos širdis. Ir tokiu būdu priklausomybė tai nėra tik tai psichikos sutrikimas. Tai yra mūsų kultūros ir ekonomikos variklis. Ar galima sakyti, kad mūsų visa šiuolaikinė industrinė civilizacija yra paremta dopamino aparatu? Kad gamta kažkada davė mums tą aparatą tam, kad tam tikrą prasme paskatintų mus elgtis teisingai, valgyti, nepamiršti daugintis, nepamiršti judėti, medžiot. Ir suradusi tą aparatą, mūsų civilizacija privedė jį prie maksimumo ir dar daugiau. Aš manau, kad tai yra teisybė. Aš manau, kad būtent taip veikia šiuolaikinė industrija. Ir aš esu įsitikinęs, kad pasilinksminimo formų, dopamino formų, dalykų, kurie vis daugiau dopamino skatins tą dopamino išreiškimą ir vis didins jo dozes, tų formų pasilinksminimo ir užsimiršimo vis daugės. Ir jų, man atrodo, taip toli nereikia ieškoti įrodymų. Vien
Vien dabar pažiūrėjus, kiek yra pasilinksminimo formų, kiek naujų narkotikų yra išradinėjama, kad alaus suvartojimas ir alkoholio mažėja, bet ne dėl to, kad žmonės blaivosi, bet dėl to, kad tiesiog perinama prie kitų įdomesnių narkotikų. Bet įdomu būtų grįžti truputį anksčiau dar ir panagrinėti mūsų žmonijos praeitį. Ar tai visą laiką buvo, ar čia naujas dalykas. Ir galima nueiti labai toli, pavyzdžiui, į Göbekli Tepe, kur yra, Turkijoje tokia vieta, kurioje žmonės pradėjo burtis jau prieš 10 000 metų. Dar tada, kai nebuvo sėslaus gyvenimo būdo, dar tada, kai mes galvojame, kad žmonės gyveno kaip medžiotojai ir ėjo paskui gyvūnus po visą pasaulį. Bet tai yra viena iš pirmųjų, arba matyt pirma tokių gyvenviečių, netgi ne gyvenviečių, bet vietų, ritualinių apeigų vietų, kur žmonės dėl kažkokių priežasčių burdavosi. Ir ją statė, sueidavo tenai kažkokiem tai, sako, religiniam ritualam ar kažkas tokio. Iš tikrųjų, ta vieta nėra ištirta, yra milžiniška, bet tyrimai yra prasidėję, bet jos ištirta gal tik tai 10% ir išvadų visi dar laukime. Tai Göbekli Tepe. Kas yra įdomu, kad nepaisant to, kad ten ištirta yra labai mažai, ten jau yra rasta indų, didelių indų su alaus pėdsakais. Reiškia, jau prieš 10 000 metų žmonės būrėsi į religinių apeigų ar kažkokių apeigų, ritualinių apeigų vietas ir ten gėrė alų. Tas alus nebuvo toksai kaip dabar, bet buvo kažkoks, reiškia, prarūgęs gėrimas, kuris turėjo alkoholio. Ir pavadinkime jį alumi. Ir yra su tuo susijusi įdomi teorija, kad žmonės pradėjo sėsliai gyventi ne tam, kad maisto užsiauginti, nes maisto ir tai buvo. Buvo tie visi gyvūnai ir galėjai susirinkti maisto, bet ko nebuvo, tai alaus. Žmonės pradėjo sėsliai gyventi, auginti grūdinės kultūras tam, kad galėtų tos grūdus rauginti po to ir daryti alų. Kad visa mūsų šiuolaikinė civilizacija, kad mūsų gyvenimo būdas, kuris privedė prie žemės ūkio, ir prie industrijos, ir galų gale prie to pačio interneto, ir viską, ką mes dabar turime aplinkui, dėl visko mes turėtume būti dėkingi mūsų polinkiui į priklausomybės, ypatingai polinkiui į priklausomybę alkoholiui. Tokia teorija. Įdomu tai, kad Biblijoje, Senajame testamente, Nojaus mitas, mes jį dažnai prisimename kaip apie žmogų, kuris statė laivą ir tą laivą pasikvietė visus gyvūnus ir kaip Dievas užsirūstinęs ant pasaulio užliejo į potvinių, tuo lyg tai Nojaus mitas ir baigėsi. Bet jis tęsiasi ir toliau, jeigu paskaitytumėt Biblijoje, ką Nojus padarė kaip pirmą dalyką, išlipęs į krantą, kai baigėsi tvanas. Pasak Senojo testamento, Nojus pasisodino vynuogyną, pasidarė vyno ir prisigėrė. Toksai Nojaus mitas. Tai alkoholis ir priklausomybė, ypatingai alkoholiui, yra labai didelė mūsų kultūros ir civilizacijos dalis. Ir aš manau, kad tie visi mitai ir tos visos istorijos tik dar tai rodo, kad priklausomybės tai nėra kažkoks tai psichinis nukreipimas ar liga, kuria serga labai mažas procentas žmonių. Man atrodo, kad tai yra polinkis į priklausomybę ir tas dopamino dinamika yra mūsų biologinė ypatybė, mūsų biologinės sandaros pagrindas, vienas iš esminių mechanizmų, kuriais mes esame valdomi, kuriuo naudojasi dabartinė mūsų civilizacija ir ant kurios pastatyta praktiškai didžioji dalis mūsų ekonomikos. Gali būti, kad net ir už tai, kad mes gyvename šitokiam vadinamam išsivysčiusiam moderniam pasauliui, už to irgi stovi mūsų priklausomybių mechanizmas ir mes turėtume būti dėkingi alai, kad būtų be alaus ir be poreikio
pasisodinti grūdų, kad būtų alaus, nebūtų visos mūsų civilizacijos. Faktas, kad nebūtų piramidžių, nes yra įrodyta, kad tie žmonės, kurie statė piramidės, geria maišydami alų ar vyną ar kažkokį kitą alkoholį su vandeniu. Nu, tai sakoma buvo daroma dėl higienos priežasčių, bet patikėkit. Aš žinau, pradirbęs daug metų bankose ir didžiosiuose pasaulio institucijos, kurios dabar stato tokias pačias piramidės, galbūt ne iš akmenų, bet iš kokių nors IT sistemų, ar finansinių sistemų, ar dar kažko panašaus. Didžioji dalis žmonių tenai ateina sumaišę vandenį su alum ir šiais laikais, praėjus jau 1000 metų nuo to laiko, kai pastatytas tos piramidės. Tai faktas tas, kad priklausomybės ir alkoholis yra labai didelė mūsų kultūros dalis, neišvengiama mūsų kultūros dalis, tai yra mūsų biologinis aparatas ir tai yra mūsų kasdienybė. Bet galima žengti dar žingsnį toliau. Aš kai nustojau vartoti alkoholį, nustojau rūkyti, nustojau vartoti marihuaną, susitaisė mano nuotaika, pasitaisė miegas, atsirado daugiau energijos, išėjau iš tokios melancholijos argi net depresijos, susitaisė dalykai darbe, atsirado daugiau kūrybingumo, atsirado daugiau jėgų, atsirado daugiau motyvacijos, visas pasaulis kažkaip tai nusidažė kitom spalvom, pasitaisė santykiai namie, susitaisė finansiniai dalykai, nežinau, viskas pasikeitė. Tokių istorijų internete apie pasikeitimus yra labai daug. Prieš ir po. Aš numečiau 20 kg. Praktiškai nieko nepakeitęs gyvenime, tik tai nustojęs gerti, nes matyt išgerdavau porą tūkstančių kalorijų į dieną. Bet ką tos istorijos slepia, tai kad metimas tų priklausomybių yra tik tai pirmas žingsnis. Ir už jų slypi kitos priklausomybės, kurias mes atrandame metę tas bazinės cheminės priklausomybės, alkoholį ir tos visus narkotikus. Ir mano istorija nėra išimtis. Aš kai mečiau alkoholį, praėjo galbūt kokie 9 mėnesiai ir pradėjau pastebėti savo kitas priklausomybės, kurios slėpėsi už to. Ir didžiausia mano priklausomybė, kurią aš identifikavau pats, buvo labai akivaizdi, tai yra priklausomybė darbui. Reflektuodamas apie savo karjerą, kuri yra pakankamai spalvinga ir netgi kai kurie aspektai atsiranda ir populiarių laikraščių, žurnalų ir medijoje. Aš esu dirbęs daug tokių aukštą reputaciją turinčių kompanijų, padaręs daug įvairių projektų, bet dabar kai žiūriu į tuos darbus, aš suprantu, kad didžioji dalis darbų buvo taip pat daromi labai kompulsyviai, nesusimastant, kaip atsakas į bandymas nuo kažko pabėgti. Ir čia grįšiu prie tos temos, kur sakiau, kad žmonės, kai galvoja, kad priklausomybės tai yra malonumo siekis, klysta, kad daugiausia atveju, kiek iš mano patirties ir ką sako mokslininkai, tai priklausomybės yra būdas pabėgti nuo kažko, tai nuo kažkokio skausmo, nuo kažkokių traumų. Nuo kokių konkrečiai traumų aš bėgu, aš dar nežinau, aš tik tai aiškinuosi. Bet aš dabar jau suprantu, kad didelė dalis ir mano cheminių priklausomybių, ir elgesio priklausomybių, mąstymo priklausomybių yra būdas kažką kompulsyviai ar vartoti, ar daryti tam, kad nebūti skausme, tam, kad nereiktų kęsti, nereiktų analizuoti, nereiktų suprasti, nereiktų žiūrėti į veidrodį, nereiktų konfrontuoti minčių. Lygiai taip pat kaip žmonės mėgsta triukšmą, burzgesį, ūžesį, trankę muziką, tam, kad negirdėti savo minčių. Tam, kad negirdėti, ką jiems sako jų, taip vadinama pasąmonė ar kūnas, pabandyti užblokuoti visas tas žinutės. Ir jūs galvojat, kad
aš perdedu, kad darbas yra priklausomybė. Aš jums papasakosiu tokią istoriją. Yra vieną kartą buvę, nepriklausomai nuo to, kad aš dirbu labai daug, gerai, nuo to, kad tokią priklausomybę turiu. Esu nuostabus darbuotojas, esu įkūręs kompanijų ir dirbęs kompanijas ir padėjęs kitiem įkurti kompanijų. Mane yra išmetę iš darbo vieną kartą. Mane išmetė iš darbo ne dėl to, kad aš dariau darbą blogai, dėl to, kad aš padariau per daug darbų. Čia ilga istorija, bet kitą kartą papasakosiu. Bet mane išmetė iš darbo. Ir paini istorija, sudėtinga, daug visokių lygių, daug galio žaidimų, daug žaidėjų to istorijai. Bet faktas, kad aš galų gale pasisamdžiau teisininkus, kad padėtų man su ta istorija susitvarkyti. Dėl to, kad dėl to sudėtingumo. Ir teisininkai paklausė, ko tu nori iš tos situacijos. Ar tu nori pinigų, ar tu nori kažką prisiteisti. Ir aš atsisėdau ir ilgai pradėjau galvoti. Ir aš sakau, ką žinau, matyt reikia pinigų norėti, žinai. Kai tave išmeta iš darbo, kažkokios kompensacijos. Ir tie teisininkai sako, okei, viskas aišku, mes susidėrėsime dėl pinigų. Ir jie susidėrėjo kažkokią neįtikėtiną sumą. Labai didelę sumą, mano nuomonė, kad kaip kompensacija už šitą man padarytą skriaudą, tarkime. Ir aš, kai turėjau pasirašyti tos dokumentus, juos pažiūrėjau gerai ir pagalvojau, ko aš iš tikrųjų noriu iš tos situacijos. Ir turiu pripažinti, kad vienintelio dalyko, ko tada norėjau, būdamas toj situacijai, ir parašiau labai ilgą laišką apie tai tiem teisininkam ir savo buvusį darbovietį, sakydamas, kad jau kokio pinigų man tikrai nereikia. Vienintelis dalykas, ko aš noriu, tai savo darbo, be kurio gyventi negaliu. Įsivaizduokite, kokia beprotystė. Aš niekada negalvojau, aš kaip Čerčilis, dar kartą pakartosiu, vis laiką galvojau, kad tas darbas, aš buvau svarbesnis tam darbui negu jisai man. Bet kai turėjau to darbo atsisakyti, pasirodė, kad tai yra visiškai neteisybė. Kad aš buvau absoliučiai pripratęs prie to darbo, kad tai buvo tapęs mano identiteto dalim ir kad aš jo atsisakyti negalėjau. Kad tai buvo dar viena priklausomybė. Ir čia mes periname prie tam tikrą prasme truputį sudėtingesnių priklausomybių, prie mąstymo priklausomybių. Ir kažkas iš filosofų, dabar nesurasiu, yra pasakęs, kad didžiausia priklausomybė tai yra mūsų identitetas, mūsų ego. Kad mes augdami, reaguodami į situacijas, neišvengiamai suformuojame tam tikras ribas, tam tikrus mąstymo šablonus, tam tikrą identitetą, kuris mus apibrėžia, kuris padaro mus tuo, kuo mes esame. Aš esu Alfredas, aš esu analitiškas, logiškas, racionalus žmogus, kuris yra imlus mokymuisi, mėgsta skaityti daug knygų, mėgsta analizuoti, mėgsta pasakot. Tai yra mano identitetas, kurį aš susidariau augdamas. Bet tas identitetas, tam tikrą prasme, tampa ir mūsų kalėjimu mums augant. Ir čia galbūt prieinu prie tokios temos, kuri vadinasi dvi gyvenimo pusės. Reiškia, mano mėgstamas krikščionių teologas Richard Rohr yra suformulavęs taip, kad gyvenimas susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis, kai mes auginame tą ego, tą identitetą, nes be jo mes tiesiog negalėtume egzistuoti. Mes turime įrodyti ir savo, ir aplinkiniams, savo tėvams, savo aplinkai, kad mes esame unikalūs individai. Turime įsivystyti visas tas savybės, turime įsivystyti tos mąstymo įpročius, turime panaudoti juos tam, kad pasidaryti karjerą, kad susilaukti pagirų, kad nugalėt, kad įrodyt, kad nubėgt, kad užsidirbt, kad nusipirkt ir taip toliau. Bet antra gyvenimo pusė yra skirta tą dalyką tam tikrą prasme sugriauti, nes jis tampa mūsų narvu. Tai aš supratau, kad mano kelionė į priklausomybę atsisakymą yra taip pat susijusi su ta antra gyvenimo pusė, kur aš nebenoriu gyventi savo paties susikurtam narve, kuris susideda ne tik iš alkoholio, cigarečių, marihuanos, bet ir priklausomybės darbams ir galvojimo, kad aš esu vertingas kaip žmogus tik tada, kai labai stengiuosi, kai labai daug dirbu ir kad kitaip manęs
aplinka nepriims, kad kitaip aš neturėsiu teisės egzistuoti, būti mylimas ir tiesiog būti Alfredu. Tai štai kokia kelionė nuo cigaretės metimo iki persvarstymo labai daug fundamentalių dalykų, kuriuos aš galvojau, kad yra mano identitetas, kurie galvojau, kad yra mano sparnai, pasirodo buvo mano pančiai. Ir dabar bandau tų dalykų atsikratyti. Apie priklausomybės galėčiau šnekėti labai daug ir ilgai. Nors esu tik tai pirmuose šitos kelionės į kažkokį sąmoningesnį gyvenimą etapuose, pirmuose žingsniuose jaučiuosi atvėręs, tik tai truputį pravėręs duris į tą antrą gyvenimo pusę. Iš principo, tik tai supratęs, kad ta antro gyvenimo pusė egzistuoja, kad egzistuoja kitas alternatyvus gyvenimas. Ir pasijutęs labai labai laimingas, kad gavau šansą tą gyvenimą nugyventi. Kad turiu šansą nugyventi dar antrą gyvenimą, kuris galėtų būti truputį labiau apmastytas, labiau sąmoningas, labiau blaivus, plačiaja to žodžio prasme. Ne tik be narkotikų, bet ir be tų visų kodų, kuriais save užkodavau nuo pat vaikystės. Ne visi tie kodai blogi, tikrai, jie man labai daug padėjo, atvėrė man daug durų, leido man apkeliauti pasaulį, turėti labai įdomių darbų, susikurti šeimą, turėti kažkokį tai pagrindą ir finansinį, ir etinį, ir emocinį. Bet taip pat pajutau, kad jie mane ir surakino. Ir aš žinau, kad mes visi turime tokią galimybę ir net ne galimybę, bet netgi ir tam tikrą prasme prievolės per stiprus žodis. Privilegija galbūt pragyventi tą antrą gyvenimo pusę, išsivaduoti iš tų visų pančių, į kurios mūsų supančioja mūsų aplinka, mūsų pačių ego, mūsų civilizacija, mūsų ekonomika ir industrija. Nereikia nuo jos pabėgti neįmanoma, niekur nepabėgsi nuo šiuolaikinės civilizacijos ir kultūros, jinai yra vienintelė, kitų pasirinkimų kaip ir nėra, net ir Indijos ašramuose vis tiek yra kramtomos gumos, Kinijos kaimuose, Nepale, Himalajuose, aš visur esu buvęs, civilizacija yra viena, bet nuo jos pabėgti galime tik tai čia. Ir prieš pabaigdamas šitą temą, kurią pratęsiu sekančiuose epizoduose, noriu pasidalinti jums tokiu eilėraštuku, tokia eilėraščių, kuri parašė viena iš mano labai mėgstamų Lenkijos kilmės rašytojų. Aš išsiverčiau į lietuvių kalbą, angliškai jis vadinasi Breathing Underwater, kvėpuoti po vandeniu. Išsiverčiau nevykus į lietuvių kalbą, bet vis tiek jums perskaitysiu, nes jisai, man atrodo, labai gerai apibendrina visą šitą priklausomybių temą. Pastačiau namą prie jūros. Ne ant smėlio, atminkite. Ne ant besikeičiančio judančio smėlio. Aš pastačiau jį iš uolos. Stiprus namas, prie stiprios jūros. Ir mes gerai susipažinome, jūra ir aš. Geri kaimynai. Ne todėl, kad daug kalbėjomės, bendravome tylomis, pagarbiai, laikantis atstumo, bet žvelgdamas į mūsų mintis per smėlio tvorą. Visada smėlio tvora mūsų kliūtis, mūsų barjeras, visada smėlis tarp mūsų. Ir tada vieną dieną, ir vis dar nežinau, kaip tai atsitiko, atėjo jūra. Be įspėjimo. Be jokio sveikinimo. Nestaigus ir greitas, o slinkimas smėlių kaip vynas, panašus į vandens tekėjimą, ne į kraujo tėkmę, lėtai, bet pastoviai, lėtai, bet kraujuojanti kaip atvira žaizda. Ir aš galvoju apie skrydį, galvoju apie skendimą ir apie mirtį. Kurį laiką maniau, kad jūra šliaužia aukščiau, kol pasiekė mano duris. Ir tada žinojau, kad nebebus nei skrydžio, nei mirties, nei skendimo. Kad kai jūra šauks, nustosi būt kaimynu ir tu atiduosi savo namą už koralų pilį,
ir išmoksi kvėpuoti po vandeniu. Eilėraštis parašytas Carol Belloc. Aš tikiuosi, kad šitas vertimas kažkiek jums suprantamas ir kažkiek perduoda eilėraščio esmę. Bet eilėraštis apie tai, kad priklausomybės yra kaip ta jūra. Yra mūsų realybės dalis, mūsų civilizacijos dalis, mūsų aplinkos dalis, mūsų netgi genetinio ir biologinės struktūros dalis. Tai nėra kažkokia tai liga, kurią serga labai mažai žmonių. Vienokiom ar kitom priklausomybėm sergame mes visi. Nebūtinai gal cheminiam priklausomybėm, bet mąstymo priklausomybėm. Ir dar įdomiau tai, kad mūsų visa civilizacija skatina tas priklausomybės, nes tai yra tapę mūsų civilizacijos, mūsų ekonomikos variklių. Įgamina naujus dopaminą išskiriančias naujas patirtis, naujus chemikalus, naujus produktus, kurie visi skirti mūsų jaudinti, skirti mums dopaminą. Mes seniai išsprendėme bent jau vakarų civilizacijoje bado problemas. Jeigu mes prisimintume tą Maslow piramidę, kurioje apačioje yra išgyvenimo problemos, o viršuj savirealizacijos, mes įstrigę kažkur per vidurį. Bado ir išgyvenimo problemą mes įsprendėme ir likome kažkokiam tai hedonizmo lygyje. Tų problemų, kurios kalba apie savirealizaciją ir ne malonumą, bet prasmingą ir gerą gyvenimą, mes neįsprendėme. Ir aš manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Kaip nueiti nuo to bazinio lygio į aukštesnį lygį, į savirealizacijos, į bendruomeniškumo, į gerumo, į sąmoningesnio gyvenimo lygį ir palikti šitą tarpinį, kuriame dabar atrodo, kad esame įstrigę. Ir tokiu būdu neišvengiamai mums matyt reikės išmokti kvėpuoti po vandeniu, išmokti gyventi šitoje civilizacijoje, kurią patys susikūrėme, išmokti atsispirti, išmokti stebėti save joje, išmokti elgtis teisingai, išmokti vartoti su saiku, išmokti kažko nevartoti, išsiugdyti tam tikras aukštesnio lygio motivacijas ir intuicijas, kurios leis mums naviguoti šitame pasaulyje, suprantant save, nebėgant nuo savęs, nepradedant kompulsyviai, nei dirbti, nei valgyti, nei persivalgyti, nei persigerti, nei persibendrauti, išmokti būti nuobodulyje, išmokti būti ramybėje, įvertinti tai, ką mes jau turime, išmokti vertinti gamtą. Bet apie tai papasakosiu sekančiuose epizoduose. Kaip gyventi šiuolaikinėje civilizacijoje, kaip tvarkyti su priklausomybėmis, kokie yra fundamentalūs dalykai, kokios yra metodai ir ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad sėkmingai egzistuot civilizacijoje, kur dopaminas ir priklausomybės valdo. Jeigu vis dar klausote, tai ačiū labai už jūsų dėmesį ir geros jums dienos. Iki. Ate.